Vienas, du, trys. Pradedam išminties minutėlę, kurioje kalbėsime apie technologijų naudą ir technologijų žalą mūsų psichiniai ir fiziniai sveikatai. Tad nieko nelaukdami, pradedam. Taigi sveiki dar kartelį, jau rugsėjis išnyko, sakyčiau, jau jaučiasi toks jau rudenėlis tikras, jau spalio mėnuo, tad spalį, kai jau, žiūrėk, atšalo oras, šalčiau darosi, saulės lyg ir mažiau. Ir žiūrėk, žmonės vis labiau ir labiau, vis daugiau ir daugiau sėdi prie ekranų. Ir aš irgi pasiimsiu vieną tokį ekraną, kur susirašiau vieno tokio žymaus psichologijoje ir ne tik psichologijoje, vieno tokio mokslininko mintis. Ir dabar jums jas paskaitysiu. Pabandykite atspėti ir parašyti komentaruose, kelintais metais tas autorius įvardino šias mintis. Tiesiog, kai klausysite, kai aš skaitysiu, tiesiog pabandykite į komentarus parašyti kelinti čia metai. O paskui aš atskleisiu kelinti čia metai išminties minutėlės pabaigoje. Taigi, skaitau. Mūsų namuose atsirandant vis daugiau televizorių ir telefonų, egzistencija tampa vis vienišesnė. Tai pasaulis, kuriame nepaisant visų itin išsivysčiusių ir iš visų pusių atakuojančių komunikacijos priemonių, realus pasaulis, asmeninis bendravimas tampa labai keblus ir retas. Pagrindinė žmonių problema tapo tuštuma. Dabar daugeliui tuštuma progresavo iš nuobodulio į beprasmiškumo ir beviltiškumo jausmą. Tai yra būsena, kuri gali tapti pavojinga. Žmogus negali ilgai jausti tuštumos. Užgniaužti potencialai pavirsta liguistumu ir beviltiškumu, kol galiausiai tampa destruktyvia veikla. Šito autorio frazes tie, kurie esate jau seni šio kanalo sekėjai, jau greičiausiai būsite girdėję, jau esu kažkada pasidalinęs, bet šiandien, galvoju, reikia padaryti išminties minutėlę šią temą, nes niekad nekalbėjom. Taip, iš visų pusių nežvelgiam į technologijas, į internetą, jo naudą iš psichologinės perspektyvos. Tad išmintėlę ir pradėjau šio autoriaus žodžiais. O koks tai autorius ir kelintais metais pasakysiu išmintėlės pabaigoje. Na, o dabar, kol aš skaičiau, tikiuosi jūs pamastėte ir parašykite komentarus. Taigi, kelinti čia metai, kai autorius sakė visas šitas frazes. Gerai, tai kalbant apie technologijas, apie internetą, moksle, ką pavyko surasti, tai yra du keliai, dvi kryptis, išsiskiria dvi kryptis. Viena kryptis sako, kad technologijos, internetas yra geras dalykas, o kita pusė sako, kad visa tai daro labai neigiamą įtaką. Aišku, viskas priklauso nuo žmogaus, bet kaip žinome, žmogus saikingai kažką daryti, žmogui yra labai sudėtinga. Ir sunku. Tai pirmiausia pasižiūrėkim, kągi mokslas sako,
kokiagi yra technologijų nauda, tarkim, mokymuisi. Yra tokie autoriai kaip Fengas, Čengas, žurnalas Using Digital Technology to Improve Learning ir įvairūs kiti žurnalai, Zou autorius, Kuek ir dar visokie autoriai, kurie atlieka tyrimus ir ieško atsakymų, tai kaipgi technologijos, kaip jos gali būti naudingos mokymosi procese, pavyzdžiui, mokykloje ar panašiai. Ir jie atrado, kad technologijos skatina įsitraukimą į mokymosi procesą, pritraukia dėmesį, mokiniams lengviau pritraukti dėmesį, jie lengviau susidomi pamoka, atsiranda motyvacija ten žaisti kažkokį tą žaidimą, kad atlikti užduotį ir žiūrėk, iš šono žiūrint atrodo visai įdomu, mokiniai įsijautę, jiems įdomu, jiems ten faina, jiems ten sekasi. Ir šitos tyrimus atlieka, ką radau, tai yra naujausi tyrimai 25 metų. Bet jeigu pasižiūrėsim, ką, pavyzdžiui, sako kognityvinė psichologija, tai kognityvistai jau senai sakė yra, kad mūsų dėmesį patraukia tokie dalykai, kurie yra ryškus, kurie yra neįprasti, kažkoks neįprastas vaizdas, garsas ar panašiai, mes automatiškai sutelkiam ten dėmesį ir norime klausytis, žiūrėti ir panašiai. Tad technologijos taip ir veikia, pritraukia dėmesį ir įsitraukimą ir mokiniams lengviau įsijausti į pamoką. Tai atrodo kaip ir viskas neblogai, ne? Bet iš kitos pusės, ta kita pusė sako, kad yra toks dalykas kaip PIN. Apie PIN irgi esu kalbėjęs, dariau čia paskaitą ir jei įdėsiu viršui, galite pasižiūrėti pilną paskaitą apie tai. Ir kai kalbėjau apie PIN, apie šitą ten problemą, o PIN, kas yra PIN? Tai yra probleminis interneto naudojimas. Ir psichologai šiais laikais vis daugiau ir daugiau šneka apie šitą problemą, nes yra didžiulė problema. Kas atsiranda, jeigu žmogus turi tą priklausomybę nuo interneto, nuo technologijų, atsiranda kontrolės praradimas. Žmogus, kai įgauna priklausomybę, jis gali prarasti kontrolę. Ir žiūrėk, jisai daro namų darbus, sugalvoja, darysiu namų darbus, maždaug užtruksiu pusę valandos, 40 minučių ar panašiai. Ir žiūrėk, vietoj pusvalandžio jisai sėdi 4 valandas. Nes kol jisai daro namų darbus, dar atsiranda žinutė čia, dar viena žinutė čia, ir reklama, ir jisai dar sėdi ir negali atitrūkti. Ir atrodo, žmogus pradeda nekontroliuoti situacijos, nes jį taip stipriai įtraukia, kad nuo ko paskui ir atsiranda galvos skausmas ir panašiai. Kas dar atsiranda? Laiko praradimas. Žmogus nesuvokia laiko tėkmės. Laikas gali tapti nesuvokiamas tuo momentu. Atsiranda žmonių, kurie mažina įtampą. Susiduria su stresu ir jisai pasirenka ten kažkokią tai, pavyzdžiui, išmanų telefoną, atsisėda ir ten naršo ir tai jam tampa kaip būdas įtampai mažinti. Kokios dar problemos atsiranda? Tai, aišku, dėl tos įtampos jums gali kilti, tai palauk, čia ne problema. Iš tos pusės žiūrint ne problema, nes jis mažina įtampą. Bet kas dar atsiranda nuo to, kad jis ten ilgai sėdi, kaip ir sakiau, kontrolę praranda, laiko praranda suvokimą, atsiranda nerimastingumas, nuolatinis galvojimas apie internetą, apie technologiją, sėdi pamokoje ir galvoja, wow, man reikia to, man reikia, noriu pasižiūrėti, kas kokią žinutę, laiką padėjo ir panašiai. Atsiranda daugiau konfliktų, žmonės vis labiau ir labiau nesusikalba, o kai nesusikalba, atsiranda konfliktinės situacijos. Kai atsiranda konfliktinės situacijos, šitoj vietoje žmogus jau praranda gebėjimą logiškai spręsti problemą ir nemoka spręsti konflikto. Jeigu nuolatos, nuo pat vaikystės jisai būna tame internete, tose ekranuose,
jisai praranda galimybę bendrauti, tai yra socializuotis su draugais kieme ar kažkur, susipykti, susiginčyti ir panašiai. Tai reikia praeiti. Bet jeigu vaikas ar paauglys visą laiką sėdi prie ekranų, jisai niekada neturi šanso susitikti, pabendrauti gyvai, jis praranda šansą mokytis. Na ir dar vienas dalykas, kas atsiranda dėl šito, kokia bėda, tai yra atsiribojimas. Atsiribojimas nuo žmonių. O žmogui reikia žmogaus. Ir va čia yra problema. Atsiranda tuštuma, nuobodulys, kas paskui skatina žmogų dar labiau sėdėti tame internete. Lietuvoje buvo atliktas didelis tyrimas ir rezultatai atskleidžia, kad ilgalaikis iki mokyklinio amžiaus vaikų buvimas prie ekranų yra susijęs su įvairiomis fizinės ir psichinės sveikatos problemomis. Tarp jų netgi atsiranda nemiga, trumpesnis miegas, kas labai svarbu tokio amžiaus vaikams. Tai dabar įsivaizduojam paauglį, tarkim, įsivaizduokit tokią situaciją. Atsibunda paauglys ryte, paima telefoną į rankas, panaršo, pavalgo, išeina į mokyklą ir visat einant mokykloje žiūri į ekraną arba per ausines kažkur ten savo mintimis iškeliavęs, užsihipnotizavęs, kaip aš sakyčiau, zombina link mokyklos, slenka link mokyklos. O šalia eina kiti tokie patys. Na, gal aš čia perlenkiu lazdą, gal taip baisiai iš tikrųjų nėra, bet einame toliau. Ateina į mokyklą, o mokykloje tikrai ne vieną kartą esu matęs, pertraukos metu mokiniai sėdi, įbedę akis į ekranus ir vienas su kitu neturi akių kontakto, nieko, tik tai ekranai. Pamokų metu mokytojai kai kuriuose pamokose sako, įsijunkite ekranus, įsijunkit puslapius, internetą, taigi kompiuteriai prieš akis ar planšetės, vėl ekranas. Grįžta namo, reikia pailsėti, įsijungia kompiuterinį žaidimą, vėl ekranas. Pamokų ruoša, vėl reikalingas kompiuteris, vėl ekranas. Nors mokykloje jį mokys, tu prie ekranų nesėdėk ilgiau 2 valandų, bet namų darbų užduoda tiek, kad jisai sėdi prie ekranų, žiūrėk, ir 3 valandas. O dar jam ir pailsėti reikia, kas irgi yra ekranas. Na vėlgi, aš gal čia perlenkiu lazdą, bet tiesiog šaržuodamas noriu, kad jūs suprastumėt, kaip kartais atsitinka iš tikrųjų. Ir žiūrėk, visą dieną mes būname prie tų ekranų. Kai kur net žmonės į tualetą nešasi su savimi išmanų telefoną ir ten toliau ieško informacijos. UNESCO savo tyrimus atliko ir parašė tokią mintį. Vien buvimas šalia mobiliojo įrenginio blaško mokinius ir daro neigiamą poveikį mokymuisi. Remdamasi savo tyrimais, UNESCO rekomenduoja išmaniųjų telefonų uždraudimą klasėse. Čia pagal 23 metų žurnalą. Tai Bergmanas toksai buvo, kuris surašė, kas atsitinka. Atsitinka toks dalykas, kad žmogus vis trokšta ir trokšta naudotis internetu. Atsiranda vartojimo kontrolės praradimas. Atsiranda pokyčiai interesuose. Atsiranda rizikingas naudojimas, nepaisant psichologinių, socialinių ar fizinių pasekmių. Tarkim, žmogui skauda nugarą, jis toliau sėdi prie ekranų. Žmogus praranda draugus, su nieko nesusidraugauja, jis toliau sėdi prie ekranų. Atsiranda visokios nerimas, pavyzdžiui, baimės, stresas nuolatinis, nuovargis nuolatinis. Jis vis tiek toliau sėdi prie ekranų. Abstinencija gali net atsirasti. Neturi ekrano, tau jau negerai. O kalbant apie žmogaus raidą, tai žmogus turi judėti. Jis turi turėti ryšį su kitais žmonėm, turi turėti santykius. Ir taip žmogus vystosi. Jeigu atsiminsim Eriką Eriksoną, jisai sakė, kad žmogus
vystosi socialinėje aplinkoje. Jūs sakysite, tai palauk, socialinė aplinka dabar yra Facebookas, Instagramas, TikTokas ir taip toliau, visi kiti. To neužtenka. Nedalyvauja dauguma pojūčių. O pojūtis mums duoda supratimą, pažinimą ir mokymasi. Tas labai svarbu, buvimas tarp žmonių, bendravimas, netgi ir tie konfliktai tarpusavio, nesusikalbėjimai. Tai žmogui duoda neįkainojamą patirtį, per kurią jisai auga. Jeigu imsim Maslow poreikių piramidę, ten matysime priklausomybės poreikius, kad žmogui reikia priklausyti komandai, grupiai kažkokiai. Ir jiem vėlgi reikalingas kitas žmogus, kad jis įvykdytų šitą poreikį, kad gautų to, ko jam reikia. Ir jeigu jis įgyvendins šitą poreikį, jis galės kilti patį viršų ir išreikšti save. Jei žmogus to nepadaro, jis neturi šanso kilti viršų. Fromas ką sako? Fromas sako, kad mes linkę į turėjimą. Mes nemokame būti. Ir tai irgi žmogų veda link to užsidarimo ir vienišumo, nes jeigu tu nori turėti čia ir dabar, tau reikia to dopamino, kas išsiskiria ten, skrolinant, kas toliau, vis įdomu, kas toliau. Ir tu nori vis daugiau ir daugiau ir tu nesidžiaugi gyvenimu, nors tau atrodo, kad tu džiaugies gyvenimu tą akimirką, bet paskui skauda galva, atsiranda priklausomybė, atsiranda nerimas ir taip toliau. Jei paimsim behaviorizmas tą patį sako, kad žmogui reikia žmogaus, nes yra toks socialinis išmokimas, socialinio išmokimo teorija arba modeliavimas, kai mes žiūrėdami kitą žmogų mokomės kažką iš to žmogaus. Aišku, galima mokytis ir žiūrint per televizorių, per ekraną, per telefoną, bet ten yra dažniausia fikcija, ten yra vaidyba. Ir tada žmogus gali pasimesti. Tai koks pasaulis yra iš tikrųjų. Taigi, bičiuliai, aš nenoriu čia įsiplėsti šitoje išminties minutėlėje, nes čia išminties minutėlė, o ne paskaita, tai nenoriu ilgai užtrukti. Taigi, čia labai svarbu valia, čia labai svarbu išmintis, atsirinkti, pasirinkti tai, kas iš tikrųjų naudinga. Nes dėja, bet dauguma žmonių įklimsta į šitą duobę ir paskui net nesupranta, kodėl toks gyvenimas, kodėl jisai nelaimingas ir panašiai. O jam atrodo, kad taip turi būti. Vat, aš turiu būti visą laiką tame ekrane, kaip Platono olos alegorijoje, kaip tiems žmonėms oloje. Atrodo, kad taip ir turi būti. Ne, taip neturi būti. Ir tą galiu pasakyti iš savo patirties, nes aš esu patyręs, ką reiškia laipioti medžiais, ką reiškia įbristi žiemą į šaltą vandenį, įlūžti į ledą, ką reiškia susipykti su geriausiais draugais, o po to susitaikyti, ką reiškia būti kieme nuo ryto iki nakties ir dar nenorėti eiti namo, ką reiškia, kai būni kieme ir tau sako, grįžk namo pavalgyti, o tu taip įsijautęs į žaidimą, į bendravimą, kad net negalvoji apie maistą. Tai aš žinau, aš esu patyręs ir kai aš patyręs ir tą, ir technologijas, ir tą gyvenimą, aš suprantu, kad aš turiu rinktis. Aš suprantu, kad aš turiu sakyti stop. Aš išjungiu šiandien telefoną, išjungiu visus ekranus ir šiandien bent vieną dieną per savaitę aš visiškai ilsiuosi nuo visko. Pas man tai yra šeštadienis, nes šeštadienis yra didžiausia poilsio diena, kai žinai, kad kitą dieną nereiks į darbą, niekam nereikia ruoštis ir panašiai. Kitiems gal kita diena, bet man tai yra šeštadienis, kai viską atjungiu, visas žinutės, visus notificationus tos vadinamus ir panašiai. Diena tas pats, jeigu aš kažką darau, aš renkuosi. Taigi mes turime šansą rinktis. Ir
Parašykite į komentarus, kaip jums sekasi rinktis. Ar jūs valdo ekranai, ar jūs galite pasakyti stop, aš renkuosi gyvą, tikrą buvimą su žmonėmis, tikrą bendravimą. Aišku, ne visada mes tą galim daryti, nes kai kur darbovietėse vis labiau ir labiau viskas skaitmenizuojama, kas dar labiau žmogų uždaro į tą užburtą ratą. Tada žmogui dar labiau reikia disciplinos, tvirtumo ir žinojimo, kaip aš galiu savo padėti. Šiais žodžiais noriu baigti šios dienos išminties minutėlę, padėkoti kiekvienam iš jūsų už patiktukus, už tai, kad dalinatės. Na, o dabar atskleisime, kasgi tas autorius, kuris sakė tas frazes. Ir tas autorius yra Rollo May, kuris parašė knygą 1969 metais. Knygos pavadinimas Meilė ir valia apie nužmoginantį technologijos poveikį. Ir apie tai, kodėl mylėti ir norėti tampa didžiausia mūsų laikmečio iššūkiu. Taigi Rollo May šitas mintis išsakė, kad technologijos jau eina ne į teisingą pusę ir žmogui gali turėti neigiamą poveikį jau 69 metais. Jau tada psichologai galvojo, link kur mes nueisime. Ir jau esame kažkur atėję ir matome daug problemų. Taigi noriu padėkoti jums už viską, kad būnate kartu, kad dalinatės, kad spaudžiat patiktukus ir ačiū Contribui komandai, kuri remiate finansiškai šitą kanalą ir visas mano veiklas kitose platformose. Kas norit, prisijunkit, jeigu jaučiat, kad tokia veikla naudinga ir galvojat, kad verta, tai prašom, galit ateiti į Contribui arba į Patreoną. Tai va, tai šiandien tiek ir atsisveikinu su jumis iki kito karto. Ate.